Sveiki, esu Marilė Kosaitė, aplinkos ministerijos klimato politikos grupės vyresnioji patarėja ir dirbu su komunikacija ties klimato kaita ir prisitaikymu prie klimato kaitos. Tai iš tiesų, kalbant apie jaunimo dalyvavimą ir įsitraukimą aplinkosaugos politikos formavimo procesuose, tai reikėtų išskirti du dalykus. Tai yra tarptautinis dalyvavimas ir nacionalinis dalyvavimas. Kalbant apie tarptautinį dalyvavimą, tai šiuo metu yra rengiamas ministro įsakymas, kuriuo mes planuojame įsitraukti jaunimo delegatus į jungtinių tautų formatą ir už šią jaunimo delegatų programos aprašą yra atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ir taip pat šis aprašas mums labai padėtų įsitraukiant jaunuosius delegatus į klimato politikos klausimus ir darnaus vystymo tikslų klausimus. Nacionalinį jaunimo įsitraukimą, tai iš tiesų norėčiau paminėti keletą iniciatyvų, projektų, kuriuos vykdome Lietuvoje. Tai vienas iš jų praėjusiu metu birželio mėnesį aplinkos ministerija startavo su jaunųjų talentų programa, kurios metu paskutinių studijų metų bakalauro studentai arba magistro studentai galėjo įsitraukti dirbant su aplinkosaugos klausimais. Tai vienas iš pavyzdžių, kad jie galėjo dirbti ministerijoje arba ministerijai pavaldžiose institucijose ir susipažinti su kasdieniniu tų darbuotojų darbu. Galėjo pažinti, kaip viskas atrodo ir iš tiesų pamatyti patį institucijų darbą giliau, šiek tiek praplėsti savo žinias ir iš tiesų gavome įvairių komentarų, kad tikrai nemanė, kad žmonės turi tiek daug darbo, turi galimybę taip įsitraukti ir kiekvienas žmogus dirbantis sistemoje iš tiesų yra tarsi mažas raktelis prisidedantis prie didžiulio proceso. Kita programa tai yra projektas Moksleiviai vyriausybė, kurioje dalyvauja ir aplinkos ministerija. Šis projektas apskritai vyksta jau 15 metų ir šio projekto metu yra kviečiami mokiniai, tai yra bebaigiant irgi apskritai apie abitūros metus, jie yra pakviečiami dalyvauti, susipažinti su ministerijos darbu ir taip pat susipažinti irgi su pavaldžių institucijų darbu. Tai įprastai tai vyksta trumpesnį laikotarpį negu mano anksčiau minėtas projektas. Tai ir jie irgi susipažįsta, gali nuvažiuoti į įvairias atliekų rūšiavimo sistemos institucijas ir panašiai. Ir taip pat šio projekto metu yra suteikiama mokiniams galimybė, tai yra pernai metais tai buvo 30 mokinių, kurie galėjo pasirinkti atlikti mėnesio laikotarpio praktiką pasirinktoje ministerijoje. Na ir galiausiai taip pat noriu pasidžiaugti, jog aplinkos ministerija šiais metais spalio mėnesį organizuos 6-ąją klimato savaitę, į kurią mes kviečiame dalyvauti įvairias savivaldos institucijas ir taip pat ir mokyklas. Ir iš tiesų esame labai laimingi, kad pačios aktyviausios šiame projekte, šioje iniciatyvoje yra būtent švietimo institucijos ir jos dalyvauja nuo pat lopšelių, darželių iki mokyklų ir iš tiesų labai džiugu, kad patys mokiniai labai aktyviai įsitraukia, jie organizuoja renginius ne tik tai savo mokyklos viduje, bet taip pat organizuoja ir įvairias varžybas tarp mokyklų. Na ir galiausiai tie mokiniai, arba studentai, kurie nori šiek tiek giliau paliesti aplinkosaugos politiką, turi galimybę kreiptis į Šiaurės ministrų tarybos biurą Lietuvoje, kuris taip pat sudaro įvairias galimybės ir finansavimo priemones tiems, kurie norėtų sudalyvauti įvairiuose projektuose, kurie vyksta kitose šiaurės šalyse ir taip pat susipažinti su klimato, diplomatijos ir aplinkosaugos ir darnaus vystymosi tikslų klausimais. Kalbant apie jaunimo įsitraukimą į įvairių sprendimų priėmimą, tai svarbu paminėti, jog klimato kaitos politikos valdyme ir formavime ir ypatingai prisitaikymo prie klimato kaitos srityje didžiulį vaidmenį turėtų vaidinti ir lyderystę rodyti savivaldybės. Būtent jos kviesdamos jaunus žmones ir taip pat ir kitus gyventojus viešosioms konsultacijoms, bendraujant su visuomenė ir su gyventojais, turėtų kurti tuos sprendimus, kurie yra būtent unikalūs jų savivaldybei. Ir čia galėtų tikrai įsitraukti ir jaunimas. Kitas dalykas, tai kad tiek aplinkos ministerija, tiek kitos, rengdamas įvairius planus, tai yra ir tuos, kurie yra susijęs su klimato kaitos švelninimu, įprastai juos paskelbia viešosioms konsultacijoms
platformoje e-pilietis, kur bet kuris Lietuvos gyventojas gali jį atsidaryti, susipažinti, teikti savo pastabas ir savo įžvalgas. Manau, jog jaunimo įsitraukimas tikrai turėtų būti didesnis. Manau, jog vienas iš pagrindinių iššūkių yra tai, jog jaunimui vis dar trūksta informacijos apie klimato kaitą ir vis dar trūksta apskritai žinių, kur jie gali susirasti tą informaciją. Kaip vienas iš pavyzdžių, tai Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra praėjusiais metais organizavo hackatoną, kurio metu kalbėjome apie tai, kaip reikėtų kurti sprendimus, kuriuos galėtume įtraukti susijusius su klimato kaita, žinoma, į socialinės pilietinės valandas, į formalų ugdymą ir į neformalų ugdymą. Ir iš tiesų, hackatone kalbant su mokiniais, pastebėjome daug jų komentarų, kad tos informacijos jiem labai trūksta. Kartais yra sunku pasakyti, ar ta socialinė pilietinė valanda yra susijusi kažkiek tai su klimato kaita. Tai iš tiesų tos integracijos į švietimą dar tikrai labai reikia. Jeigu jaunimas įsitrauktų 100%, tai iš tiesų būtų labai puiku, dėl to, kad besikeičiantis klimatas bus ypatingai aktualu ne tik tai šių dienų kontekste, bet ir ateityje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis praėjusiais metais pasiekėme net 17 šilumos rekordų ir klimatas vis dar keičiasi ir dabar paskutiniais duomenimis Europos žemynas šyla dvigubai sparčiau negu visas likęs pasaulis. Todėl jauniems žmonėms ypatingai šis klausimas yra aktualus, nes tiek jauni, tiek seni žmonės yra labiausiai pažeidžiama socialinė grupė klimato kaitai, todėl jų žodis yra iš tiesų labai svarbus. Na ir žinoma, pabaigai kviečiame jaunus žmonės įsitraukti į įvairius formatus, organizuoti renginius, diskusijas, bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis, ne tik klimato savaitės metu, bet ir apskritai įvairiuose formatuose, nes jūsų žodis yra be galo svarbus. Sveiki, aš esu Gabija Gorobecaitė-Jacienė, esu klimato aktyvistė jau 5 metus, taip pat esu biologijos bakalauro kurso studentė ir biologijos ir chemijos mokytoja. Kalbant apie jaunų žmonių skatinimą įsitraukti į politiką, ypatingai klimato krizės klausimais, nepastebėjome, nei aš, nei kolegos aktyvistai, kad būtų kažkokių aktyvių įtraukimų organizacijų veikiančių to klausimu, tačiau Lietuvoje veikiantis klimato aktyvistai jau ne kartą yra kreipęsi patys tiesiog iš savo iniciatyvos į politikus, pakviesti į susitikimus ir mes esame ėję į tos susitikimus, bet tai neretai būdavo mūsų aktyvistų iniciatyva. Esam sulaukę įvairių reakcijų nuo tokių išvadinimų, kad čia mes tarsi vaikiški, kad mūsų reikalavimai yra valiukiški, iki kvietimų susitikti, pabendrauti ir esam turėję ir tikrai visai neblogų pokalbių. Man gal labiausiai įsiminė susitikimas su kokios jos pareigos? Su aplinkosaugos komiteto. Man labiausiai įsiminė turbūt susitikimas su aplinkosaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, kuris vyko Climate Change projekto metu ir to susitikimo metu gan gerai išsigrynino mintis, kodėl klimato aktyvizmas yra toks iš tikrųjų komplikuotas klausimas, nes realiai mes turime atsisakyti iškastinio kuro, tai yra ta ekonomikos sritis, tas išteklius, ant kurio dabar, tai yra tas išteklius, ant kurio dabar realiai pastatyta mūsų ekonomika. Ir jinai taip ir pasakė, kad žiūrėkit, jau mes taip sunkiai kovojame su kailininkų verslais, kurie net nesukuria didelės pridėtinės ekonomikos vertės, o jūs nusitaikėte į tokį dalyką kaip iškastinis kuras ir taip pat dar kvietė aktyvistus tarsi ateiti pačius būti politikais, kaip ir parodydama ir tokį dalyką, kad net ir patiem politikam nėra lengva tas klausimus spręsti. Yra keli būdai, kaip galima veikti toj politikos srityje, tai ypatingai jaunesniam amžiui su moksleiviais, tai siūlyčiau skatinti moksleivius kiek įmanoma domėtis politiką arba netgi kviestis politikus su jiems rūpimais klausimais, kas būtų gal kiek paprastesnis lygmuo. Tada kitas lygmuo yra advokacija, kuris yra tikrai gan nelengvas, reikia turėti tam ir žinių, ir tam tikrų jau gebėjimų, kad galėtum
efektyviai vykdyti advokaciją, kas yra tarsi priešprieša verslo lobizmui. Ir tiesiog labai norėtųsi, kad atsirastų daugiau paskatinimo ir paramos apmokymų jauniems žmonėms, kaip apskritai tai daryti. Taip pat galima jaunam amžiui pasirinkti tiesiog studijas, kurios padėtų įgyti tų žinių jau ekspertinių apie klimato klausimus, kalbant apie klimato švelninimo priemonės, apie socialinius aspektus klimato krizės ir panašiai, apie tai, kaip komunikuoti efektyviai apie klimato krizę. Ir taip pat dar vienas kelias yra dedantis tiesiog prie tiesioginio įstraukimo į politiką, nes per 5 metus klimato aktyvizmo vis ryškėja mintis, jog apolitiškas klimato aktyvizmas nėra pakankamai efektyvus ir tai matosi ir Lietuvoje, ir dalis Lietuvos klimato aktyvistų nusprendė jungtis į naują partiją kartu. Man rūpi asmeniškai ne tik klimato įsitraukimas ir manau, kad tai tikrai nėra tik jaunimo atvejis ir dėl to noriu labai pasidžiaugti, jog neseniai būtent senjorių šveicarių byla laimėjo Europos žmogaus teisių teisme ir buvo pasakyta aiškiai, jog bent viena vyriausybė nedaro pakankamai dėl klimato kaitos, nepakankamai sprendžia šią problemą ir aišku, tai galiotų ir kitom vyriausybėm. Ir kalbant apie tai, ką Lietuvos aktyvistai planuoja šiuo metu, tai žinome, kad artėja 3 Lietuvai rinkimai ir dalyvavimas į rinkimuose yra labai svarbus klimato klausimais. Ir artimiausi bus prezidento rinkimai, tad Extinction Rebellion Lietuva kartu su Fridays for Future Lietuva jau gilinasi į prezidentų rinkiminės programas ir komunikuosime apie tai, ką būtent aplinkosaugos, žmogaus teisių ir klimato klausimais pozicionuoja kiekvienas iš kandidatų, kiek bus įmanoma tos informacijos surasti, nes, kiek žinom, ne visų programos yra netgi paviešintos. Taip pat kreipsim dėmesį ir Europos parlamento rinkimus, nes europarlamentarų yra ypatingai didelė, gal netgi galia pasakyčiau, spręsti, kokia bus Europos klimato politika. Ir taip pat artėja šiais metais ir mūsų Lietuvos parlamento rinkimai ir irgi jie bus tikrai reikšmingai, reikės gilintis į kiekvienos partijos rinkiminės programos ir parodyti ir iš rinkėjų pusės, kad mums rūpi šitie klausimai, tai pavyzdžiui, netgi siūlyti klausimus debatams, kad būtų debatų metu iškeliama šita tema ir tikrai tam reikės labai daug resursų, kad ta komunikacija vyktų ir prie to kviečiame prisidėti. Labiausiai, ką norėčiau patarti, tiesiog domėtis ir dar kartą domėtis. Jeigu nėra aišku, nuo ko pradėti, pasižiūrėti nuo to, kuo remiasi aktyvistai ir ne tik aktyvistai, aplinkosauginės organizacijos, kokiais šaltiniais jie remiasi. Ir ypač jeigu yra talento iškomunikuoti tas žinutes, gal šmaikščiai, gal taip pat, kad tai pasiektų didelį pasiekimumą, tai bendraukite, įgalinkite socialinius tinklus, papildydami juos prasmingų turinių, kalbėkite su savo draugais, kalbėkite su savo bendruomenė, tiek gyvai, tiek internetinėje erdvėje, nes žinojimas mus įgalina. Ir nebijoti pasisakyti, tai pavyzdžiui, net ir nebijoti kreiptis atvirai į politikus, nebūtinai iš judėjimo gali man asmeniškai siųsti laiškus.